Kol Klaipėdos kraštą užklojo plonas sniego sluoksnis, kuris neabejojame, netrukus ištirps. Mes paskubėjome užfiksuoti, kaip šis vis rečiau mūsų kraštus aplankantis gamtos reiškinys padengia senamiesčio stogus. Tačiau labiau nei baltutėlio sniego, šiuo metu klaipėdiečiai ir miesto svečiai laukia šeštadienį teatro aikštėje vyksiančios Kalėdų eglės įžiebimo ceremonijos. Miestas atsakingai ruošiasi šiam Kalėdų laikotarpio pradžią skelbiančiam renginiui. Šiandien ryte filmavome, kaip puošiasi aikštės prieigos, statoma scena, ant kurios išvysime mėgstamus Lietuvos atlikėjus – Moniką Linkytę, Donatą Montvydą. Taip pat scenoje pasirodys Klaipėdos vaikų operos studijos, Netvarkos nykštukas, Kakė Makė ir žinoma pats Kalėdų senelis, kuris veikiausiai ir ištars tą slaptą burtažodį. Po jo teatro aikštėje sužibs ne tik šių metų eglutė, bet ir atvira ledo čiuožykla bei tūkstančiai lempučių ir visi elementai, kuriantis šventinį miesto maršrutą. Mes tenksimės perteikti svarbiausias šios šventės akimirkas, glaustai, bet išregis labai originalios lokacijos, kurią atskleisime tik būsimo siužeto metu. Tad iki susitikimo prie eglutės arba Klaipėda TV YouTube kanale.